Ar medus jūsų namuose ant aukščiausios lentynos? Ar medus nėra jūsų namuose mylimas? Ar medus dabar žiūri kažkur pro langą ir braukia ašarą nuo savo stiklainio? Aš turiu jums nuostabų sprendimą, kurį turi žinoti ir mokėti kiekvienas bitininkas, kiekvienas ūkininkas, kiekvienas bitininkystėje prijaučiantis žmogus ar kiekvienas medaus entuziastas. Tad sveiki atvykę į Viliaus Juodzevičiaus virtuvę, kur išmoksite iškepti medaus tortą. Medaus tortui reikės 100 gramų medaus, bet taip pat reikės ir 100 gramų sviesto, ir 100 gramų cukraus, ir 2 kiaušinių, ir 2 šaukštelių sodos, apie 500 gramų miltų ir žiupsnelio druskos. Na, o kad nevalgytumėm tiesiog iškeptų torto lakštų, pačiam pertepimui reikės 450 gramų grietinės, 200 gramų grietinėlės ir 100 gramų cukraus pudros. Kadangi čia yra medaus tortas, tai kaip bitininkas aš privalau pakalbėti apie medų, kuris turi tam tikras skonio savybės medaus tortui. Jeigu jūs naudosite pavasarinį medų, medaus tortas bus gausis tiesiog švelnus, tikrai nuostabaus skonio, skonis nebus įkyrus ir tortas tikrai visada, kaip sakoma, paeis. Ką aš turiu omeny apie tą įkyrų skonį, tai jeigu jūs naudosit grikių medų, grikių medaus skonis puikiai persiduos į tortą. Tai jeigu jūs labiau esate tokio torto, kur kerta šiek tiek skonis į gomurį entuziastas, tai naudokite grikių medų. Na ir tarpinis variantas, man atrodo jau suvalgytas tarpinis variantas, tai yra vasaros sezono medus, Liepos mėnesio medus. Aš asmeniškai tokį medų labiau vartoju į arbatą ir visur kitur, kur tik įmanoma. Tai čia jūsų sprendimas. Naudokit medų arba pavasarinį, arba vasarinį, o jeigu norit ryškesnio skonio, tai naudokit grikių medų. Tai tiek žinių, judam geriau prie puodo. Pirmas dalykas, ką turit pasidaryti, tai įsipilkit į puodą vandens, jį reikės kaitint tą vandenį ir ant šito būtent kito dangčio įdėsit medų. Kada sudedat visą medų, galite iš karto dėti sviestą. Ir pagrindinė visa idėja lydymo, tai yra visą laiką gerai maišyti medų su sviestu, kad neprikeptų prie sienelių. Kadangi meduje yra rūgštinė terpė, o soda yra bazinė, rūgštis su baze reaguoja ir susidaro toks nuostabus procesas. Ir visą laiką turit nepamiršti maišyti šitos tešlos, kad neprisviltų. Na, kada šiek tiek pradeda jau tamsėti, keisti spalvą, galima iškart nuimti. Ir turbūt pats svarbiausias dalykas toliau maišyti šitą tešlą, nes pats bliūdas dar yra įkaitęs ir vis dar gali prikepti tas medus. Dabar eilė kitai pusėje torto. Tai reikia 2 kiaušinių. Reikės jūs dabar išplakti gerai. Galite iš karto sudėti ir cukrų 100 gramų ir žiupsnelis druskos. Kadangi čia plakti neįdomu, tai muzikiniai pauzė bus. Vištos po kiemą vaikšto, deda į lizdą maisto. Nu ką, dabar sudedam tai, ką išplakėm. Maišysim tol, kol pavargs mūsų aparatas. Dėsim po biškį miltus. Kai mikseris mano nepajėgia, reikia viską rankytėm daryti. Ir ta tešla labai lipni. Ir aš nesu kažkoks virėjas labai didelis šefas. Į maišelį ir reikės paleisti, kad palisėtų
nes medus labai jau pavargo. Nelinksma. Sukame plėvelę. Ir kol dabar tešla šaldytuve iki 150 uždedam ir kad abi pusės kaistų. Išėmus tešlą šaldytuvo reikia ją dabar padalinti į 6 dalis. Čia mano pati dabar nemėgstamiausia vieta, nes niekada jos gerai nepadarau. Reikia tešlą kažkur 1 milimetro storumo padaryti. Kai iškaučiausit tešlą, pasimsit pačią apvaliausią lėkštę jūsų virtuvėj. Tai tada reikia kampukus apipjaustyti gražiai. Šitos tešlos neišmest, nes ji bus panaudota apdailinimui. Na, paprasčiausia, ją irgi iškepsiu ir tada permalsiu su meismale. Ir tada, kai puošiu visą tortą, tada bus galima tuos trupinius apibarstyti. Ir gaunasi va toksai vienas lakštas. Tai tokius 6 padarau ir galima dėti tada jau viską į orkaitę. Vos vieno dalyko neužmiršau, ką reikia padaryti. Reikia skylučių daug prabest, kad gerai iškeptų. Ir taip pagalvojus, jeigu aš jau sugebu tai pasidaryti, tai manau, kad ir jūs galit tokį tortą išsikepti. Nu, jis dar nėra iškeptas, bet už 5 minučių mes žinosim, ar jam viskas tvarkoj, ar jis skanus, tai tikėkimės geriausio ir tikėkimės, kad nesudeginsiu. Dabar žiūrėsim, ar pajaučiu man ją. Ar nelabai. Neblogai atrodo, spalva nuostabi. Burbuliukai lenda tik tai. Reiks paragauti, bet pirmą turiu jį atvėsti, reikia persikelti juos. Ant 2 lėkščių dėsiu, nes jeigu vieną ant kito didi, tai gali būti taip, kad jie sulips, tai gali paskui sunkiau būtų atlipinti. Nuostabus. Kol kas tai dar nebuvo išėję prastų man torto medaus iškepti. Kepam toliau. Teleportuojamės iš Viliaus virtuvės į močiutės virtuvę. Čia pabaigsiu visą tepimą, tai padai puikūs, gražūs. Jeigu jūsų padai gavosi kitokie, tai viskas tvarkoja. Grietinė su grietinėlė viską pataisys. Jeigu jums įvyko avarija šiokia tokia, tai irgi viskas tvarkoja. Nesumalkit į džiovėsėlius šitų gabaliukų, juos irgi viską suklijuos grietinė. Ir pagal skonį pasimkite citriną būtinai, jau kiek juos naudosit, tiek naudosit, priklauso nuo jūsų. Viskas, ko mums dabar reikia, tai pačio geriausio aparato ir visą grietinę su grietinėlę skirtingose bliūduose išsiplakam, tada bus galima jas sumaišyti. Dedate kremą ant lėkštės dugno. Kam? Tai kad nešant tortą, tortas nepabėgtų iš lėkštės. Galiausiai, kada visas grožis yra padarytas, galim visus šitus trupinius ant viršaus suberti. Nors man jų visada gaunasi per daug. Paliekam jį per naktį. Jis tegul pailsi, pamiega šaltai ar šaldytuve, ar šaltam kambarį kokiam, jeigu vėsiai gyvenat. Ir kitą dieną bus galima ragauti. Galiausiai viskas, ko mums dabar reikia šiam tortui, tai gerbiamojo Kasparo, žinomo maisto kritiko, tolimo mano giminaičio,
kurį nunuodijus nebūtų taip gaila. Tai tikiuosi moka naudotis peiliu. Iš tiesų gardus. Tikrai. Vėliau galima pagirti. Tai va, šaunus receptas. Nufilmuok ten vapsą kaip sulėsi. Ne manęs nufilmuoja, tik tortą. Taip.